Taigi noriu dalintis apie prisikėlimą, įžanginį tokį tarsi šiandien iš tikrųjų tas momentas, kada tokį duosiu pavyzdį, kad būtų aiškiau, kad neatrodytų žeidžiantis toksai pasidalinimas. Šiandien reikia jaustis tuo asilu, kuris nepasididžiavo. Tokios vienos moters, Kori ten Bom, žydės, kuri buvo koncentracijos stovykloje ir kuri patyrė didžiulį tokį išbandymą, kurią per stebuklą Viešpats išgelbėjo. Ir jinai tapo labai stipri evangelistė, liudytoja, skelbianti evangeliją. Kartą paklausė, sako, ar jums neateina tokia kaip ir puikybė? Sako, jūs tiek visur kviečia, jūs taip, ta prasme, vertina, visaip gerbia ir taip toliau. Ir jinai atsakė šitai žodžiai, sako, būtų keista arba netgi kvaila, sako, jeigu tas asilėlis, ant kurio jojo Jėzus, staiga, sako, gautų daug puikybės ir sakytų, aš esu ypatingas. Ir iš tikrųjų mes kaip krikščionys kartais esam toj tarno būsenoje, tam supratime, kad mes esam tie įrankiai Dievo karalystėje ir kad visa, kas ateina į mūsų gyvenimus, ateina iš jo malonės ir kad jeigu Viešpats duoda per savo gyvenimą panešti kažkokią tai atsakomybės dalį, tai yra didelis palaiminimas, bet tu nesijauti dėl to, neturi pagrindo didžiuotis arba puikuotis, tu gali džiaugtis. Tu gali džiaugtis, kas iš tikrųjų yra normalu, bet nėra vietos puikybei, nes tai yra Dievo dovana, Dievo malonė. Ir artėjant prisikėlimo šventėje, svarbiausias dalykas krikščioniškam tam gyvenime, mes švenčiam, kad Jėzus iš tikrųjų mirė ir prisikėlė. Ir tai yra žinia mums. Tai nėra tik istorija, kažkam tai yra graži istorija, gražus paveikslėliai, bet tai yra gyvenimas iš tikrųjų. Ir Jėzus neprisikėlė tuščiai. Nes sako, jeigu Kristus apskritai neprisikėlė, tai jūsų tikėjimas tuščias. Jeigu neįvyko viso to, kas turėjo įvykti, jeigu neįvyko to mirties ir prisikėlimo, jeigu neįvyko to atpirkimo, tai tada neaišku, į ką mes tikim, neaišku, kuo mes tikim, neaišku, kame viso to prasmė. Tada gaunasi mes tokie kaip ir, galima sakyti, kažkokios idėjos sekėjai ar ideologijos. Pasaulyje savo laiku buvo įvairių ideologijų, kurios vėliau sužlugo, nes pasirodė, kad jos nieko vertos. Ir pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, 17 eilutė, apie tai ir rašo, kad pirmas laiškas Korintiečiams, 15-17. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Jūs dar tebesate savo nuodėmės. Taigi mes, reiškia, neturim kur tų savo nuodėmių padėti, mes nešam tą nuodėmės naštą ir jinai mus vis daugiau slegia. Ir tikinčiojo žmogaus gyvenime, vienas iš tokių, galima sakyti, skirtumų tarp tikinčio ar netikinčio žmogaus, kad netikintis žmogus, jisai gyvena gyvenimą, jo nuodėmių bagažas kaupiasi, didėja ir galų gale, aišku, mes esam skirtingi, bet ta našta gula ant širdies, ta našta gula ant sąžinės, ta našta gula ant tavęs. Bet tikintis žmogus, jis irgi ir nusideda, ir kartais padaro visokių klaidingų dalykų, padaro ir grubių, ir smulkių klaidų, ir kasdieninių įvairiausių klaidų. Ir dėl to Jėzus ne veltui
sako, kad reikia daug atleisti, ne 7 kartus per dieną, bet daug daugiau. 10 kartų kartais daugiau, kas kartais gal ir net neįmanoma tiek nusidėti. Aišku, pasistengus įmanoma viskas, bet esmė yra ta, kad tu ateini pas Jėzų ir jisai savo brangiu krauju, savo auką ant kryžiaus, jis nuplauna tavo nuodėmes ir prikelia tave naujam gyvenimui. Ir svarbiausia, ką jisai sako, lygiai kaip jisai sakė moteriškiai, kuriai net iškylo pavojus gyvybei dėl jos gyvenimo būdo, dėl jos, galima sakyti, tokio svetimavimo ir neteisingo gyvenimo būdo, Jėzus jai pasakė, eik ir daugiau nenusidėk. Eik ir gyvenk naują gyvenimo būdą, nebegyvenk taip, kaip gyvenai. Tam žmogui, kurį pagydė, Jėzus sako, eik ir nenusidėk, kad neatsitiktų dar kažkas blogesnio tavo gyvenime. Nes mes žinom, kad nuodėmė, jinai, kaip sakant, gimdo nuodėmę ir dėl to mes esam pašaukti laisvintis, kad tavęs nepaskandintų. Nes piktojo tikslas yra, sako, sugriaut, užmušt, nužudyt, sužlugdyt, ta prasme padaryti tavo gyvenimą kuo labiau neįmanoma, kuo labiau netinkama, kuo labiau principe, kad tu keliautum į tokią ir dvasinę, ir fizinę mirtį. O viešpatės tikslas, jisai sako, aš atėjau duot gyvenimo ir duot gyvenimo apščiai. Kad tu turėtum pilnatvę to gyvenimo. Kad ne tik, kad tu turėtum gyvenimą, bet turėtum jį pilną visam savo grožiu, visam savo nuostabume ir tu galėtum būti palaimintas. Ir kada mes patiriam Dievo prisilietimą prie savo sveikatos, atrodo mūsų gyvenimas atgyja, mes džiaugiamės. Kada mes patiriam vidinę laisvę, mūsų gyvenimas vėlgi atgyja. Kada mes išgyjam nuo vidinių visokiausių žaizdų ir nuoskaudų, vėlgi mes pakylam gyventi su viešpačiu. Tai yra daugybė dalykų, kur mes vėl ir vėl pakylam naujai vilčiai su Dievu. Tai vat, ir be prisikėlimo nėra vilties. Ir Jėzaus mokiniai, Jėzus jiems kalbėjo, aiškino, dėstė, mokė ir jiems buvo sunku suprasti, kas tai yra prisikėlimas. Ir netgi, kada Jėzus kalbasi su Lozoriaus seserimis Morta ir Marija ir kalba apie prisikėlimą, ir jos sako, vieną dieną, mirusiųjų prisikėlimo dieną, sako, visi kelsimės. Bet Jėzus kalba apie dabartį, jos kalba apie tolimą ateitį. Ir kada Jėzus ateina į mūsų gyvenimą ir sako, aš tave noriu prikelt naujam gyvenimui. Kartais prisikelt reikia tam, kuris nepažįsta Dievą. Kartais reikia prisikelt tam, kuris pažįsta Dievą, bet per laiką jo gyvenimas nutolo nuo viešpatės, jo širdis atšalo nuo Dievo ir tas tikėjimas tapo tik tai taisyklių rinkinį, kur jam reikia grįžti vėl gyvą santykį su Dievu. Kur galbūt tapo toks, kad artėja sekmadienis, reikia biškelį Bibliją paskaityti ir pasimelsti, nes aš kaip ir nutolau. Ir kiekvieną įvairiuose stadijose žmogų viešpats nori prikelt tam naujam gyvam gyvenimui dėl viešpatės. Nes apskritai, jeigu žiūrėt žmogaus tą tokį sukūrimą ir žmogaus gyvenimo prasme, tai žmogus sukurtas tam, kad savo visų gyvenimu kuo daugiau pašlovintų viešpatį ir grįžtų pas viešpatį. Ir iš esmės tai yra kartais, kada žmogus sako, aš nežinau, koks mano gyvenimo tikslas. Jeigu žiūrėti iš tokios krikščioniškos, biblinės perspektyvos, tai tikslas yra labai aiškus. Savo gyvenimu pašlovinti viešpatį ir grįžti pas jį. Ir tas šlovinimas gali būti įvairus. Giesme, malda, gyvenimu, darbu, menu, kūryba, įvairiais dalykais, bendravimu, nuoširdumu, tikėjimu. Visur, ką tu darai, sako, ar valgot, ar geriat, ar šiaip kažką darot, viską darykit Dievo šlovei. Reiškia, visų gyvenimu, viskuo tu šlovini viešpatį.
Tai nėra šiaip einančios tokios, aš čia šlovinu viešpatį porą valandų, po to toks tuščios minutės tokios praeina. Po to vėl aš šlovinu viešpatį. Ne, visas gyvenimas tavo šlovina viešpatį. Jisai atiduoda jam garbę. Kaip sakant, kiekvienas atodūsis, kiekvienas tas lapelis, kuris juda ant medžio, šlovina viešpatį. Mes kartais to nematom, jeigu mūsų taip akis atsivertų ir mes pamatytume visur tą Dievo šlovinimą, mes būtume, tokiam, galima sakyti, net nelengvam, giliam šokį, suprasdami, kiek daug to šlovinimo yra visur. Ir dėl to mes esam to dalis. Jono 19 skyriui, Jono Evangelija 19 skyrius, 30 eilutė. Yra užrašyti tokie labai stiprus žodžiai. Įdomus toks momentas. Čia vyksta visas procesas Jėzaus nukryžiavimo. Sako, kareiviai nukryžiavę Jėzų, jeigu nuo 23 eilutės 19 skyriaus. Nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir pasidalino juos į 4 dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megzta. Ir pamatė, kad ten toks yra geresnis drabužis, prabangesnis, jie metė burtą, kuriam jie atiteks. Ir čia stovėjo, prie kryžiaus stovė jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopo žmona, Marija Magdalietė. Ir Jėzus savo mokiniui, kurį mylėjo, sako, moterie, štai tavo sūnus. Ir jam sako tą patį, kad štai tavo motina. Vienose evangelijose tai pažymėta, kitose ne. Ir čia 27 eilutėje būtent sako, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos, sako, mokinys pasiėmė ją pas save, pradėjo ją rūpintis. Taigi viską tarsi Jėzus sudėlioja iki paskutinio tokio taško. Ir sako, žinodamas, jog viskas įvykdyta, kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė, trokštų. Ir iš tikrųjų ten stovėjo kareiviai, stovėjo kiti, galvojo, kad jisai trokšta, nuo to viso išsekimo, nuo to nuovargio, nuo dar kažko, jis kažko tai trokšta, yra ištroškęs. Sako, pamirkė, buvo indas pilnas rūgštaus vyno, jie pakėlė ant izopo šakelės kempinę pamirkytą vyną ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta. Ir nuleidęs galvą, jis atidavė dvasią. Bet iš tikrųjų čia tame troškime 2 dalykai. Trokštų atbaigti šitą misiją. Trokštų atbaigti tai, kam visą tai skirta. Ir Jėzus atiduoda savo gyvybę, kad atpirktų viso pasaulio nuodėmes. Ir dažniausiai netgi moksliškai skaitydavo, kad mirtis ant kryžiaus yra lėta mirtis, tokia kankinanti mirtis, kuri trunka netgi keletą dienų. Bet viena, Jėzus yra labai stipriai iškankintas, kita, ta visa našta, fiziniam kūnui, nuodėmės našta, viso pasaulio nuodėmės našta, fiziniam kūnui atneša greitą mirtį, taip galima būtų sakyti. Tai va, čia yra žodis atlikta. Ir kiekvieną kartą, kada mes pradedam labai jaustis prastai, pradedam abejoti, pradedam būti tokie nelaimingi, pradedam jaustis kažkokie prislėgti, kad galbūt man ne viskas atleista, ne viskas padaryta, ne viskas išspręsta. Vieną žodį, kurį man visą laiką reikia atsiminti. Atlikta.
kad Jėzus Kristus viską atliko, kad aš būčiau išgelbėtas ir atpirktas. Ir tai nereiškia, kad aš dabar galiu gyventi bet kaip, daryti bet ką, nes Jėzus atpirko mane, viską atliko. Apaštalas Paulius sako, vykitės, siekit išgelbėjimo ir toliau. Gyvenkit tą gyvenimą, kuris vertas išgelbėjimo, bet patį pagrindinį darbą viešpats atliko. Reikia jį priimti ir kiekvieną kartą, kada žmogus kviečia Jėzų į savo gyvenimą, kviečia Jėzų į savo širdį, jisai kviečia, kad Jėzus jo širdį atliktų tai, ką jis atliko, kad jo širdis patikėtų tuo. Ir mūsų gyvenime kartais yra sričių, kur atrodo taip sunku, taip sunkiai kažkas sprendžiasi, taip man sunku, kartais su savimi, kartais su savo kažkokia praeitim ir taip toliau. Bet iš tikrųjų viešpats sako, atlikta. Aš paėmiau tavo naštą, aš paėmiau tavo seną gyvenimą, aš paėmiau tavo visus nusikaltimus ir nuodėmes. Įdomu, kad Biblija kartais nuodėmes vadina nusikaltimais. Mes kartais nusikaltėliais vadinam tik tos žmonės, kurie jau tokie kriminaliniai nusikaltėliai. Bet Dievo žodis ne vienoj vietoj pamini, sako, nusikaltimai ir nuodėmės. Kad nuodėmės yra Dievo akyse taip stipru kaip nusikaltimai. Bet viešpats bando, kad mes pajaustumėm tą svorį. Tie, kurie rašė Evangelijas, tie, kurie rašė Dievo žodį, mums bando perteikti, kokia yra sunki ta nuodėmės našta. Lygi nusikaltimams. Bet iš kitos pusės, kokia yra didelė malonė, kad tau yra viskas atleista. Ir jeigu tu esi tas, galima sakyti, kuris nusikaltęs, tau yra atleista taip stipriai, kad tau nėra jokios pasiekmės, tau yra atleidimas, eiti ir gyventi toliau. Kartais yra dalykai, kur yra pasiekmės, kur mes kartais padarom kažką pikto žmogui, kažkaip tai jį nuskriaudžiam, sužalojam, dar kažką padarom jo gyvenime, kur paskui mes turim pasiekmes, bet jeigu mes ateinam nuo širdžių atgaloj viešpats atleidžia, kartais už tas pasiekmes fiziškai tik tai tu turi atkentėti arba kompensuoti kažkokiu tai būdu. Ir Jėzaus mokiniams šitas supratimas apie prisikėlimą yra labai toksai mistinis. Prieš tai vyksta ypatingi tokie įvykiai. Jėzus atkeliauja į Jeruzalę, paprašo jam paruošti tokią silaitį, kur šeimininkas be ypatingo susitarimo, galima sakyti, išnuomoja, paskolina, kur užtenka pasakyti, jo reikia viešpačiui. Atrodytų keista, jeigu tu kažkur nueitum ir dabar norėtum pasiskolinti mašiną ir sakytum, jos reikia viešpačiui, greičiausiai turėtum tam tikrų pasiekmių Bet čia nekyla jokių klausimų. Tas šeimininkas duoda, jo mokiniai atveda ir Jėzus įkeliauja į Jeruzalę. Jam kloja palmių šakas ir šaukia Osana Dovydo sūnų. Visi sužavėti. Bet praeina kelios dienos ir visa ta nuotaika žmonių pasikeičia. Mes matom, tas žmogiškumas yra labai toks trapus. Vieną dieną gali aukštinti ir sakyti, kaip yra nuostabu, paskui praeina labai nedaug laiko ir gali netgi, kaip sakant, reikalauti tavo galvos, iš esmės. Tai va čia įvyksta labai panašiai. Nemaža dalis tų žmonių, kurie šaukia Osaną Dovydo sūnui, po keletos dienų jie šaukia ant kryžiaus. Nes staiga jų mąstymas, jų nuotaika, dar kažkas pasikeitė. Ir dėl to, gal netgi čia tokią pamoką galima paimti, kad kaip yra svarbu ne tokia paviršinė emocija, bet svarbu gilus tikėjimas. Kada tu esi giliam tikėjime, tu esi ir emocingas, bet tu nesivadovauji emocijom, tu vadovaujasi tikėjimu. Ir netgi ne tik tai, ką matai, bet taip pat ką jauti, kas yra tikra, tu tuo vadovaujasi.
Ir Jėzus visą laiką skelbia tokią žinią. Nepergyvenkit, neliūdėkit, aš po 3 dienų prisikelsiu. Kas įvyksta? Jėzus mirė, jo mokiniai susirenka, padaro tokį susirinkimą ir nežino, ką daryti. Pasimetę, visiškai pasimetę. Iš įpročių jie dar vis renkasi, dar vis sueina kartu. Bet įvyksta įdomus dalykas, jeigu taip labai sutrumpinant istoriją, įvyksta tas, galima tai būtų pavadinti stebuklas, apie kurį Jėzus ir kalbėjo. Nueina moteris prie kapo, patept jo kūną ir jo neranda. Ir ten esantis angelas liudija, sako, jo nėra, jis prisikėlė. Sunku patikėti, jos bėga atgal pas mokinius ir skelbia šitą žinią. Petras, kuris labiausiai jautėsi toksai nusivertinęs galbūt, nes išsižadėjo Jėzaus 3 kartus, pridarė visokių klaidų, bėga visom jėgom prie to kapo pamatyti, kasgi ten įvyko. Kitas mokinys jį pralenkė, bet Petras atbėgęs pirmas įpuola į vidų, žiūri ir mato realų įvykį, kad nėra, Jėzus prisikėlė. Ir užgirsta tą pačią žinią, jo nėra, jis prisikėlė. Ir pas Dievą dažnai vyksta toks dalykas, kaip užrašyta 30 psalmėje 6 eilutė. Yra tokie įdomus žodžiai užrašyti. 30 psalmė, 6 eilutė. Penkta, iš tikrųjų, 5. Sako, tik akimirką trunka jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi jo palankumas. Štai koks yra viešpats. Vakare ateina verksmas, o ryte džiūgavimas. Kartais mes esam prislėgti. Ir čia mokinių širdyse buvo panašus dalykas. Jie tokie jautėsi prislėgti, verksmingi, liūdni. Bet ateina rytas ir ateina džiaugsmas. Jėzus prisikėlė. Ir Romiečiams 8 skyriuje nuo 19 eilutės, gal netgi nuo 18. Čia apaštalas Paulius rašo Romos bažnyčioje, ją drąsindamas ir sako, aš manau, ir mums rašo, galima sakyti, dabar gyvenantiems lygiai tokį pat padrąsinimą. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia su viltimi. Ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintis pirmuosius dvasios vaisius, ir mes dejuojame kantriai laukdami įsūnijimo mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukime ištvermingai. Taip pat ir Dievo dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm.
Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes jį užtarė šventosius pagal Dievo valią. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Ir čia yra toks irgi padrąsinimas didžiulis, kad visa kūrinija su ilgesiu laukia to viešpaties ateimo. Ir mes dejuojam, irgi dejonėse savo kartais laukiam. Galim sakyti, kurgi tos dejonės? Nežinau. Kartais, kada tau skauda nugarą, dar kažką, tai tu keliesi ryte ir galvoji, o Dieve man. Tokios būna kartais dejonės, ar ne? Kaulai tokie atrodo jau kai kur biški pasenę ir panašiai. Tai vat mes kartais išgyvenam tokias rūpesčiai kažkokie mus prispaudžia, nerimas, kažkokios problemos, šiaip vidiniai kažkokie dalykai ir tu kažkiek tai dejuoji daugiau ar mažiau. Kažką didesnį dalyką užspaudė, dar labiau dejuoji. Bet mes turim tą viltį, kad iš tikrųjų viešpats sako, aš nubrauksiu kiekvieną ašarą, kiekvieną liūdesį, patrauksiu, viską nuimsiu savo laiku. Taigi mūsų viltis yra Dievuje. Mūsų džiaugsmas yra Dievuje. Mes turim nuostabų padėjėją, šventoji dvasia. Čia sako, šventoji dvasia padeda mūsų silpnumui. Mes esam kartais labai silpni, bet kada mes meldžiamės, šventoji dvasia per mus pradeda melstis iš mūsų vidaus, iškapstydama viską. Ir mes ateinam į tokį užtarimą, kur mes užtariam savo. Ir kas vyksta? Širdžių tyrėjas, viešpats, žino šventos dvasios tas mintis ir tai, ką jinai iškelia iš mūsų vidaus. Ir kad šventoji dvasia užtaria pagal Dievo valią. Ir po to apaštalas Paulius dar tokį papildomą padrąsinimą pasako. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Kartais tam tikri dalykai atrodo visiškai mums jie nemalonus, aplinkybės kažkokios nemalonios, bet viešpats veda į kažką tai gerą, į kažką tai naujo. Ir jeigu aš gyvenu su Dievu, nereiškia, kad man visur 100% viskas seksis, bet tai reiškia, kad viešpats bus su manimi. Jeigu aš jo šauksiuos, jis visada bus su manimi. Sako, viešpats arti tų, kurie jau šaukės. Ir kartais tyla, Dievo tyla, nereiškia, kad Dievo nėra. Nereiškia, kad jis kažkaip tave pamiršo. Pavyzdžiui, tu važiuoji naktį, artėja aušra, bet tu dar nieko nematai. Ir staiga vienu metu tu pradedi matyti tokį dalyką, pradeda šviesėti viskas. Taip šviesėti. Ir būdavo ypatingai kažkokias tolimas kelionės, kai važiuoji. Ir matai, kai pradeda kilti saulė. Ir atrodo toks grožis, toks nuostabus vaizdas. Taip viskas nušvinta. Ir galima sakyti, mūsų tose visose išbandymuose kartais yra taip. Tu eini tamsa ir staiga ateina viešpats ir atneša tą aušrą. Ir kartais mes esam kviečiami pasitikėti Dievu, nėra atsakymo pasitikėti Dievu. Kartais yra ta būsena tarp. Tu turi pažadą ir tu turi ramybę, pavyzdžiui, širdį, kad viskas bus gerai, bet dar nėra gerai. Ir va, tu esi kartais tame tarp to gero, kas bus, ir tarp to, ko tu viliesi ir ko tu lauki. Ir tai ateina. Ir kada Jėzus prisikėlė, mirtis pralaimi, gyvenimas laimi. Tėvas dar kartą patvirtina, tai yra mano sūnus. Prisikėlė, grįžta pas tėvą. Kokia yra didelė malonė, jeigu čia įsivaizduoti. Jėzus 3,5 metų vaikšto ant žemės, skelbia Evangeliją, ruošia mokinius, savo pasekėjus, paruošia juos, galima sakyti, labai gerai, labai kokybiškai.
ne tik tos 12, mes randam, kad ir daugiau Jėzaus mokinių, kurie galbūt ne taip intensyviai, bet jie vis tiek buvo Jėzaus mokiniai. Ir ta žinia yra tokia stipri, kad per 2000 metų jinai nepasensta. Aišku, ateina visokių paklydimų, visokių nuokrypių, tokių galima sakyti, bet vis tiek išlieka ta Dievo tiesa iki šių dienų, kas yra neįtikėtina. Kitas dar labai svarbus dalykas. Jėzus prisikelia ir dar 50 dienų vaikšto ant šitos žemės ir skelbia, patvirtina, užtvirtina tai, ką jis kalbėjo tos 3,5 metų. Tai jau galima sakyti, toks kaip būna postscriptum, PS. Jis prisikėlė ir dar tą postscriptum 50 dienų. Dar rašo į žmonių širdis, kad tikėkit, pasitikėkit, viskas bus gerai, šventoji dvasia bus su jumis, jūs ves, mokys, padės, patars, guos, ramins, ragins, bars ir taip toliau. Ir visą gyvenimą mes dar vis būna suabejoję, vis pasimeta, vis ateina visokiausių dalykų. Ir Kristus, kuris prisikėlė iš numirusių, žinot, kokia yra gera žinia, jis daugiau nebemiršta. Nebėra pavojaus, kad jis dar kartą numirs. Jis yra gyvas tarp mūsų. Ir Apreiškimo knygoje 1 skyriuje 18 eilutė, ten yra toks sakinys. Aš buvau miręs, bet štai esu gyvas per amžius. Gyvas per amžius. Ir prisikėlimas yra ne tik apie Jėzaus tokią istoriją, apie Jėzus žinia graži, bet yra mūsų dabar istorija jau. Kaip tu prisikėli su Kristumi ir kaip tu prisikėlęs gyveni su Kristumi. Ir galbūt ne vienas iš mūsų galim paliudyti, kaip Dievas prikėlė mus naujam gyvenimui. Ir kaip jisai kelia tam naujam gyvenimui kiekvieną dieną. Ir Romiečiams 8:11 parašyta tokia eilutė. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai yra Dievo dvasia, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. Ir apaštalas Paulius sako, taigi broliai, mes nebesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną, kad vykdytume kūno norus visokiausius. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Kartais žmonės taip lengva ranka sako, aš Dievo vaikas. Testas, patikrinimas yra to, ar tu esi Dievo vaikas, sako, vedami Dievo dvasios. Nes kartais žmonės yra vedžiojami įvairių norų, įgeidžių, silpnybių, galima taip sakyti, ydų įvairiausių. Ir nori sakyti, mane taip Dievas veda. Aš nuodėmiauju, man taip reikia, mano toks kelias. Bet sako, tas, kuris vedamas Dievo dvasios, Dievo dvasia, jinai neveda kažkaip kreivai, neteisingai, iškreiptai, jinai veda labai aiškiai, jinai veda prie viešpaties. Ir dažniausiai Dievo dvasia yra ta, kuri mums paliudyja, kas yra ne taip mumyse. Jinai pasako į mūsų širdį, kad žiūrėk, čia tu nutolai, tu atšalai, tu nesusivaldai, tu dar kažko nepadarai. Ir jinai kviečia keistis. Ir kas tas yra prisikėlimas? Tas, kuris buvo priklausomas, tampa laisvas. Sudužęs, sužlugusio gyvenimo, čia kaip mes vienos merginos tokį liudijimą klausėm, ar ne? Žiauriai suluošintas, sudaužytas gyvenimas.
Viešpats prisilietė ir išgydė ją. Beviltiškas žmogus, kartais visiškai beviltiškas, pilnas tikėjimo, pilnas malonės. Kaip aš liudėjau apie tokį jaunuolį Mykolą. Ir Jėzus, kada ateina prie Lozoriaus kapo, atėjęs šaukia. Lozorius, kiti sako, nebeverta eiti ten arti prie kapo. Jėzus ne tik prieina prie kapo, jisai sako, nurytinkit tą akmenį, kuris uždėtas ant jo kapo. Ir kiti sako, nereikia, jis jau keletą dienų miręs ir sako, jau dvokia, jau blogas kvapas eina. Bet akmenį nurytina. Jėzus atsistoja prie to kapo ir pradeda šaukti. Lozorių išeik. Ir atsimenu, toks buvo Lesteris Samralas, toksai jau miręs senokai, toksai, galima sakyti, ir evangelistas, ir pamokslininkas, ir panašiai. Ir gražiai jis taip labai perteikė. Sako, ir staiga, sako, surištom rankom, surištom kojom, apmuturiuotas visas, sako, marška tokia, išlenda, sako, siluetas pro tą angą, sako, iš kapo. Bando, sako, dėti tos žingsnius, sako, visi tie apvyniojimai po truputėlį byra, nes judinasi jisai. Ir visi mato Lozorių išėjus iš kapo. Ir va čia toks vaizdas neįtikėtinas. Mūsų kapai yra kitokie. Ten rytuose, ta prasme Izraelį, tie kapai būdavo olose dažnai. Ir išeina žmogus iš kapo. Ir tas žmogus yra Lozorius. Ir va šitas vaizdas, jis yra graži istorija, tokia labai stebuklinga, bet tuo pačiu tai yra apie kiekvieną iš mūsų. Tu esi Lozorius. Aš esu Lozorius, kuriam Jėzus sako, išeik iš kapo, išeik iš mirties į gyvenimą. Ir kartais mes esam, kaip ir, galim sakyti, galvojam, kad mes esam prisikėlę. Bet dar vis apvynioti tom drobėm, kapo drobėm, galima sakyti, ir tos kapo drobės yra visokios baimės, kaltės, praeitis, visokios nuoskaudos, visokie dalykai, kurių mes dar neatidavėm Dievui. Ir Viešpats sako, prisikelk pilnai. Prisikelk pilnai. Jėzus, kada ateina prisikėlęs į savo mokinių tarpą, ką jisai pasako? Ar turit, sako, ką valgyti? Ir jie jam paduoda maistą. Nors, jeigu žiūrėta biblinė prasme, tas kūnas jau nėra toks žemiškas. Bet Jėzus tuo pačiu nori parodyti, kad aš esu gyvas. Ir gyvas žmogus, visų pirma, ką jisai daro, dažniausiai netgi mergaitė, kurią prikėlė, kuri buvo mirusi, Tabita, ar ne? Ką pirmą Jėzus jai liepia daryti? Sako, apkabinkit ją, džiaukitės, sako, duokit jai valgyti. Ir prisikėlęs jis nori valgyti. Prisikėlęs dvasiškai jis irgi nori valgyti. Jis nori to dvasinio maisto, jis alkanas Dievu. Jam vis trūksta, jis trokšta Dievo. Ir pabaigai, Hebrajams 12:1, aš galvoju, kad kai aš pasakau žodį pabaigai, jūs iš tikrųjų turėtumėt iš karto atgyti, nes jau artėja pabaiga, artėja toks kulminacija, kažkoks, visada pamokos pabaiga yra džiaugsmas mokiniams. Tai ir kartais bažnyčiai gal taip yra. Sako 12 skyrius 1 eilutė. Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus
apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Žinot, labai sunku bėgti, jeigu tavo rankos ir kojos surištos. Tu bėgi tokiu mažu žingsneliu. Bet kada tu tampi laisvas, tu gali bėgti, kad laimėtum, pasiektum tikslą. Ir sako, žiūrėdami, į ką žiūrėti, kokį tikslą bėgant tose lenktynėse. Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Štai kaip Jėzus bėgo. Jis prabėgo pro visokius persekiojimus, per visą gėdą, per visą kryžių, per visą mirtį ir, sako, atsisėda Tėvo dešinėje. Ir Galatams 5 skyrius, 1 eilutė sako, todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Žinot, laisvę, kurią mes gaunam, ir kaip tauta, pavyzdžiui, gaunam laisvę, į ją visą laiką kažkas pretenduoja. Kartais net pats žmogus, to nesuprasdamas, tos laisvės atsižada. Kažkam parduoda savo laisvę, išmaino į kažką tai savo laisvę. Ir ta laisvė daug labai prasmių turi. Vidinė laisvė. Kartais tu gali, gyvendamas laisvėj, jaust, kaip tave vis suvaržo. Ir tu dar vis galvoji, kad tu esi laisvėj, o žiūri, jau tos laisvės nebėra. Ir dvasiniam gyvenime dažnai vyksta panašus dalykai. Tu jautiesi, Dievas mane išlaisvino, bet nuodėmė vis labiau tave praizgo ir žiūri, kad tu jau ne tik, kad nelaisvai, tu esi didžiuliai vergyjai, galbūt puikybei, galbūt baimiai, galbūt netikėjime, galbūt dar kažkame, jau apraizgytas kitų dalykų, kurie tave surišo. Taigi, ne veltui apaštalas Paulius sako, tvirtai stovėkit laisvėje ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystę. Visur, kur tu jauti pavojų, kad ateina pavojus, kad tu vėl tapsi vergas, tu sakai, ne, aš tam nepasiduosiu, čia ne man. Ir mes galim, galima taip juokais būtų pasakyti, namų darbas, pagalvoti, kas mus vis dar laiko surišę, kur mes esam vergai, kur mes nelaisvi savo širdį, kur mes galbūt galim melstis ir sakyti, Dieve, ateik ir į tą sritį, kad aš tikrai būčiau laisvas. Kažkur neatleidimas, kažkur netikėjimas, kažkur dar kažkas. Ir Dievo žodis sako, per Petro laiške, aš nebeatversiu, bet tik tai galiu pasakyti, 1 Petro, 1 skyrius 3 eilutė, kad mes atgimdyti gyvai vilčiai per Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Kad tai yra gyva viltis, kuri mums duoda. Ne šiaip viltis, bet gyva viltis. Nes lietuviai turi ir blogų pasakymų apie viltį. Ir jinai visai ten nėra ta gera viltis. Bet Dievas čia kalba apie gyvą viltį. Kad Jėzuje yra ta gyva viltis. Ir ką tas Jėzaus prisikėlimas keičia mano gyvenime kasdienybėje, šiandien. Kur man reikia galbūt patikėti, prisikelt, pradėti tikėti tuo, kas neįmanoma. Ar aš gyvenu kaip tas žmogus, kuris turi tą gyvą viltį? Jis džiaugiasi, nes sako, aš turiu gyvą viltį. Mano viltis yra gyva. Ne tokia pseudo, ne tokia kažkokia saviįtaiga, bet pagrįsta labai aiškiai Dievo žodžiu, aš turiu tą gyvą viltį. Ir šitą gyvą viltį viešpats ir kviečia dalintis. Dėl to
Ir vyksta koncertai, šlovinimo vakarai, kažkokie evangelizacijos, kažkokie bendravimai, kažkokie dalykai, kad užkurta gyva viltį žmonės, kad viešpats yra gyvas, kad jis kviečia į tą gyvą viltį. Tai būkit palaiminti, būkit padrąsinti. Tegul viešpats duoda jėgų, stiprybės, gyventa gyva viltim ir prisikelt savo širdį. Kartais mums reikia kasdien prisikelt su viešpačiu. Kasdien, naują dieną pradėti. Su viešpačiu. Taigi, Dieve, dėkojam tau. Dėkojam tau, Dieve, už tavo malonę, už tavo šventąją dvasią, už tavo gerumą. Ir meldžiam, kad tu viešpatie Jėzau, tą gyvą viltim, Dieve, uždegtum kiekvieną mūsų širdį. Kad mes tikrai, Dieve, būtumėte tikintis, pasitikintis, šlovinantis viešpatį visą savo širdimi. Dėkojam tau, Dieve. Aleliuja. Ir atiduodam tau, Dieve, visą garbę, visą šlovę, visą gyrių. Ir meldžiam, Dieve, kad tavo jėga, šventosios dvasios, jinai persmelktų kiekvieną iš mūsų, kad mes tikrai būtume gyvi. Aleliuja. Šlovė tavo vardai. Tu esi karalius ir viešpats per amžius. Dėkojam tau. Aleliuja. Amen. Taigi, pereisim prie to, kad iš tikrųjų melstis vieni už kitus, kad tiesiog vieni kitus padrąsinti ir vieni kitus palaikyti. Kartais